Sveiki. Kas yra malda? Malda visų pirma tai yra pokalbis su Dievu. Kartais tas pokalbis yra monologas, kai tu išsakai Dievui tai, kas yra tavo širdyje, kai tu kartais nori paprašyti jo tam tikrų dalykų. Labai dažnai tu nori padėkoti Dievui už viską, ką Jisai teikia, už tą nuostabią gamtą, kurią Jisai sutvėrė ir sukūrė, kurie tu gyveni, už tos visus palaiminimus, kurie ateina. Malda tai yra pokalbis. Tai nėra poteriai, tai nėra išmoktos kažkieno maldos, bet tai yra pokalbis iš visos širdies. Tai yra tai, ką tu norėtum pasakyti savo dangiškajam tėvui. Taip kaip tu kalbėsi su kitu asmeniu, taip Dievas nori kalbėti su tavimi. Jis nori, kad tu prabiltum, kad tu pasakytum, kad tu ištartum tuos žodžius. Taip kaip sūnus ar dukra ištaria savo tėvui. Kalbėki su juo. Jisai laukia tavęs, jisai laukia, ką tu jam nori pasakyti, jisai žino, ką tu pasakysi, bet jisai vis tiek laukia tavęs maldoje.